Tai tada klausimas dėl darbotvarkės tvirtinimo, ar komiteto nariai turėtų pasiūlymų darbotvarkiai. Pritariu. Jeigu pasiūlymų iš kitų komiteto narių nėra, aš norėčiau kultūros komiteto prašymą įtraukti į darbotvarkę punktą dėl kultūros centrų įstatymų straipsnių pakeitimo įstatymo projektu. Žmogaus teisų komitetas yra papildomas ir kadangi kultūros komitetas nori svarstyti, negaišuodamas, ar būtų prieštaraujančių, jeigu šitą klausimą taip pat įtrauktume laikui prieš pat 11, tai yra nuo 10:05 iki 10:55. Aš norėjau pasitikslinti, o apie ką šitas klausimas yra? Turinys jo koks? Tai šitas klausimas yra dėl kultūros centrų statuso suteikimo 4 viešosioms įstaigoms, kurių dalininkas yra tautinių mažumų departamentas prie vyriausybės. Ir ten klausimas iš esmės susijęs su finansavimu tų įstaigų, bet taip pat mes jį svarstome todėl, kad tai yra susijęs su tautinių mažumų teisių užtikrinimu ir jų kultūrinės veiklos puoselėjimu. Supratau. Gerai, neprieštarauju. Ir esam pasikvietę tiek iš kultūros ministerijos, tiek iš tautinio mažumų departamento atstovus, tai jie klausimą galės pristatyti mums iš esmės. Pritariu. Tai bendru sutarimu tada tvirtinam posėdžio darbotvarkę su papildomu nauju klausimu ir tada judam prie pirmojo klausimo svarstymo. Klausimas yra užvadintas dėl moterų reprodukcinių teisių padėties ES valstybėse ir šį klausimą įtraukėme reaguodami į tam tikrose ES valstybę vystančius procesus susijusius su moterų reprodukcinių teisių ribojimu. Na ir kai kurių Seimo narių kolegų siekiu aktyvę poziciją, norint išreikšti nuomonę savo šiais klausimais. Ir galbūt paskatinti ir kitus Seimo narius į šią diskusiją įsijungti. Tai mes į posėdį esame pakvietę gerbiamą Seimo narę Dovilę Šakalienę, kuri buvo pateikusi rezoliucijos teksto projektą ir siekia, kad jinai būtų įtraukta į Seimo posėdžio darbotvarkę. Kol kas klausimas vis dar yra svarstymo stadijoje. Seimui formaliai nepateiktas. Tai mačiau, kad kadangi gerbiama Dovilė yra prisijungusi prie mūsų šiandien posėdžio, tai labai norėčiau pakviesti gerbiamą Dovilę pristatyti savo užmanimą, savo mintį, galbūt ir trumpai paties rezoliucijos teksto projektą, ir aktualizuoti šios klausimus mūsų komitete. Tai Dovilė, gerbiama, žodis jums. Labas rytas visiems. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė už kvietimą pristatyti šį klausimą. Iš tiesų, kaip ir dar vakar teko kalbėti su darbuotojais, tikrai labai neįprastas formatas, todėl kad paprastai vis dėlto komitetuose po pateikimo yra svarstomi teisės aktų projektai. Rezoliucijų atveju kartais yra sudaroma redakcinė grupė, jeigu negalima pritarti be pataisų. Tačiau, žinoma, aišku, labai dažnai taip pat ir vyksta tokios diskusijos, kai Seimo nariai tiesiog dalyvauja diskusijose rengiant rezoliucijos tekstus, reaguoja į kvietimus teikti pastabas ir pasiūlymus, registruoja savo pasiūlymus. Tai šita rezoliucija jinai buvo parengta prieš daugiau nei mėnesį laiko. Buvo kviečiami kolegos teikti pasiūlymus, teikti pastabas. Vienintelis kolega, kuris atsiliepė, buvo Emanuelis Zingeris. Jisai registravo savo pasiūlymus. Daugiau niekas jokių pasiūlymų neteikė, niekas neturėjo jokių konkrečių pastabų, niekas neturėjo variantų, kaip tas tekstas kitaip galėtų atrodyti, niekas taip pat nesiūlė, pavyzdžiui, perregistruoti rezoliuciją su kažkokia tai kitokiu teksto variantu. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad vėlgi viešoje erdvėje buvo tokia įdomi mintis, kad esu nusiteikusi, kad šios rezoliucijos tekstas būtų tik toks, o ne kitoks ir neinu į kompromisą. Tai noriu oficialiai tą patikinti ir vėlgi diskusija buvo vieša, jokių pasiūlymų, išskyrus Emanuelio Zingerio, niekas neteikė, su Emanuelio pasiūlymais tikrai sutikau. Tai šiuo atveju, aišku, džiaugiuosi labai, kad jūs kaip komiteto pirmininkas, turintis galią įtraukti darbotvarkę klausimus, dar ir jiems nesant pateiktiems Seime, ėmėtės tos iniciatyvos ir mes svarstome šį klausimą. Tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad šis tikrai labai daugybė, 100 000 Lenkijos moterų ir
apskritai aktyvių piliečių į gatves išvedęs sprendimas buvo priimtas spalio 20 dieną. Tai praėjo tikrai labai daug laiko, 1,5 mėnesio, ir tai, kad Lietuva, artimiausia Lenkijos draugė, kaimynė ir sąjungininkė, savo tikrai artimam draugui savo pozicijos neišdrįso išsakyti, tarsi, nežinau, bijotų, nepasitikėtų Lenkija, manytų, kad jinai nėra demokratinė valstybė ir negalima atvirai ir draugiškai šnekėtis, tikrai stebina. Tuo pat metu noriu atkreipti dėmesį, kad šis Lenkijos tribunolo sprendimas, kuris, kaip ir pavyzdžiui, Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo štai priimta dėl to paties klausimo, sakoma, kad tai de facto uždraudė abortus Lenkijoje, nes iš tiesų uždraudus atlikti nėštumo nutraukimą, net esant vaisiaus apsigimimams, netgi tokiems, kurie iš tikrųjų yra tokie sunkus, kad vaisius neišgyvens iki gimdymo arba mirs netrukus po gimdymo, draudžiama nutraukti nėštumą, tai tokiu atveju mes faktiškai turime pilną nėštumo nutraukimų draudimą. Todėl, kad iš Lenkijoje atliktų 1200 berods abortų per praeitus metus ir turint omeny, koks yra Lenkijos gyventojų skaičius, koks yra šalies dydis, labai gerai suprantame, kad ta oficiali nėštumo nutraukimų statistika yra ledkalnio viršūnė, nes abortų turizmas, taip pat nelegalūs abortai, namudiniai abortai, didžiulę žalą darantis moterų sveikatai, kartais pasibaigiantis moterų mirtimis, yra ta nuolatinė realybė, kurioje gyvena mūsų kaimynės Lenkijos moteris. Tai iš tų 1200 abortų 1174, jei tiksliai sakau skaičius, nes tiesiog irgi turbūt neatsibūdo dar mano planšetė, nepasikrauna gerai tekstas, tai buvo atlikti būtent dėl sunkių vaisiaus apsigimimų. Ir tik tai tas likutis keliasdešimt dėl tiesioginės grėsmės moters gyvybei. Tai šiuo atveju įvedus šį tribunolo draudimą, mes tada turime tokį rezultatą, kad faktiškai iš viso ši sveikatos priežiūros paslauga taptų neprieinama. Kaip savo rezoliucijoje atkreipiau dėmesį ir, kaip paaiškėjo po to, tą patį tik daug griežčiau pasakė ir Europos parlamentas savo rezoliucijoje, iš tiesų galima atkreipti dėmesį, kad tai kelia klausimų dėl prieštaravimo, dėl galimo prieštaravimo Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsniui dėl kankinimų ir nežmoniško elgesio draudimo. Todėl, kad versti moterį prieš jos valią nešioti sunkiai apsigimusi vaisių, kuris gali mirti dar iki gimdymo ar netrukus po jo, pabrėžiu, prieš jos valią, tai tikrai nėra žmoniškas elgesys. Antras dalykas, ką noriu atkreipti dėmesį, tai vėlgi man tikrai kaip žmogaus teisių gynėjai atrodo labai keista ir sunkiai suprantama, kai naudojamos deklaratyvios tarsi kilnios sąvokos, kai tuo tarpu realybė tam yra visiškai priešinga. Abortų draudimas nesumažina abortų skaičiaus ir neišsprendžia problemos, tik nukiša juos į pogrindį ir sukelia milžinišką grėsmę moterų sveikatai ir gyvybei. Tai tas buvo pabrėžta tiek Europos parlamento, tiek Europos tarybos, tiek jungtinių tautų įvairių komitetų, nes tai praktikoje neveikia. Kas veikia, jei norime turėti mažesnį abortų skaičių, kam aš tikrai pritariu, tai šioje vietoje iš tiesų yra 3 labai paprasti sprendimai. Kokybiškas, prieinamas, įtraukus lytinis švietimas grįstas mokslu, kontracepcijos priemonių prieinamumas ir kompensavimas rizikos grupėms, tiek kalbant pagal amžių, tiek kalbant pagal socialinę padėtį, turtinę padėtį. Ir trečias dalykas – visų reikalingų paslaugų ir pagalbos moteriai pasiūlymas, tais atvejais, kai ji nerenkasi nėštumo nutraukimą, bet yra verčiama tai daryti, nes taip, tokių atvejų irgi yra, tačiau moteris turi būti įgalinama, o ne įkalinama. Tai reiškia, kad kai ji prašo pagalbos, kai ji neturi kur kreiptis ir jai reikia ar medicininės, ar teisinės, ar socialinės, ar net kartais materialinės pagalbos, kad ji galėtų auginti kūdikį, kurį nori auginti, tai valstybė turi tą suteikti. Nes taip iš tiesų būna tokių situacijų, kai dėl darbdavių lankstumo stokos, dėl namuose patiriamo smurto, vėlgi noriu priminti, kad smurtas lyties pagrindų yra milžiniška problema, faktiškai epidemija, 10 000 atvejų per metus. 8 iš 10 aukų artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje yra moteris,
Tai šitoje situacijoje taip, žinoma, turi būti pasiūlyta pagalba. Bet vėlgi noriu atkreipti dėmesį, moteris turi turėti teisę rinktis, tai yra viena iš fundamentalių žmogaus teisių. Tai šiuo atveju tikriausiai, kad visi esate komitete pridėta Europos parlamento rezoliucija, matote, koks jos tekstas ir netgi jis yra kur kas griežtesnis. Vėlgi, aš matau, kad jame yra ir daug tokių, tikrai puikiai paminėtų oficialių dalykų, kuriuos aš tikrai neprieštaraučiau, jeigu komiteto nariai norėtų įtraukti ir į mano registruotos rezoliucijos tekstą. Tikrai labai tam pritarčiau, visas nuorodas į konvencijas, į žmogaus teisų apsaugą. Ir vėlgi, į paskutinę pastabą, kurią noriu atkreipti dėmesį, apie tai nerašiau savo rezoliucijoje, bet iš tiesų, turint omeny pandemijos mastą, tikrai yra pavojinga šitaip ignoruoti savo piliečius. Ir tie 100-tūkstantiniai protestai, kurie beje, vėlgi noriu atkreipti dėmesį, ir Europos parlamento rezoliucijoje sakoma, kad žmonių gąsdinimas, grasinimas jiems, vykdomas smurtas prieš juos nėra... Tai netinka mūsų mylimai kaimyniai. Tai tiesiog netinka ir tai yra tas dalykas, su kurio negaliu sutikti. Noriu pabaigai pabrėžti, kad iš tiesų, man atrodo, kad visi suprantam, kad santykiai su Lenkija mums yra labai svarbus, kad Lenkija yra mūsų ypatingai svarbi sąjungininkė ir draugė visomis prasmėmis, nuo nacionalinio saugumo, kuriame komitete aš dirbu ir puikiai suprantu, kaip svarbu yra iš tikrųjų turėti gerą pasitikėjimų grįstą draugišką santykį, iki kitų klausimų, ar ne, kultūrinio, ekonominio, politinių, visų kitų ir taip toliau. Tačiau lygiai taip pat, kaip ir šeimoje, kaip ir su gerais draugais, kai matome, kad draugas daro klaidą, turime tą pasakyti. Europos komisijos pradėtos labai griežtos procedūros dėl kilusių klausimų, dėl teisės viršenybės principo pažeidimo, atrodo irgi siunčia pakankamai aiškią žinią. Tai aš galvoju, kad mes iš tikrųjų turėtume ieškoti būdų, vėlgi, kažkaip tai padėti suvokti, kad tai nėra tinkamas elgesys, visų teisės turi būti apgintos. Moterų teisės negali tapti politinių žaidimų objektu, jos negali dėl to būti apribojamos, joms negali būti keliama grėsmė. Tai šį savo rezoliucijos tekstą, dar sik pakartoju, kviečiu laikyti kaip pagrindą, mielai tikrai diskutuosiu visus pasiūlymus, jeigu komitetas norėtų registruoti patobulintą versiją, tam irgi mielai pritarčiau, ar jeigu, tarkim, pasiūlymų forma tiesiog būtų suregistruota į šią rezoliuciją, man taip pat yra variantai tinkami. Ir dar pačiai pabaigai, gal tiek to, tada ačiū Jums labai už šį pasisakymą, jeigu leisite, pirmininkė, dar po to pakelsiu ranką ir papildysiu, jeigu kils klausimų. Dėkoju. Dėkoju gerbiamai Dovilei už klausimo pristatymą, visų pirmiausia, kaip reprodukcinių teisių ir moterų teisių klausimą. Taip pat matau, kad gerbiamas komiteto narys Andrius Navickas turi klausimą ir tikrai suteiksiu žodį, bet prieš tai, kadangi Dovilės pristatyme buvo minima Europos parlamento rezoliucija priimta ne taip ir seniai, lapkričio 26 dieną, būtent dėl to paties klausimo, tai labai norėčiau, kad pasisakytų ponas Giedrius Galkauskas, kuris, matau, yra prisijungęs. Tai jis yra Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių tautų organizacijų ir žmogaus teisių skyriaus vedėjas. Jūsų vertinimas būtų šių procesų vykstančių ir galimos reakcijos į juos. Labą dieną, gerbiamas pirmininkė, gerbiami Seimo nariai. Tikrai dėkoju jūs, kad mus pakvietėte į šį komiteto posėdį. Kaip ir buvo minėta prieš tai pasisakėme ir taip pat remiantis tą rezoliuciją, tikrai klausimas yra labai jautrus. Vis dėlto, kaip ir čia ir buvo minėta anksčiau, pastebėti, kad konvencija numato bendrus principus, tokie kaip teisė į gyvybę, teisė į sveikatą, kurie turėtų būti remiamis formuojant žmogaus teisių politiką ir priimant nacionalinius teisės aktus. Tai taip pat buvo paminėti ir taip pat kankinimai. Tai yra suprantamos prigimtinės teisės, kurias nacionalinės valstybės turėtų atsižvelgti ir kas yra minima ir Europos parlamento rezoliucijoje. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad moterų teisų užtikrinimas ir su tuo reprodukcinių teisų užtikrinimas ir su tuo susijęs teisinis reguliavimas vis dėlto ir lieka nacionalinių valstybių kompetencija. Ir šiuo atveju įvairios valstybės vienaip ar kitaip savo nuomonę formuoja ir fiksuoja vidaus teisės aktuose.
ta nuomonė, sakykime, jinai, jeigu žiūrėsime ES valstybių vyrysybių vykdomą politiką, jinai evoliucionuoja, kaip sakoma, ir į vieną, ir į kitą pusę. Ir, sakykime, būtent, kadangi įstatymai yra inicijuojami parlamentu, tai parlamento iniciatyva vienaip ar kitaip įtakoti tą nuomonę yra labiau negu sveikintina. Vis dėlto, kaip jau buvo minėta, vertinant kitų šalių narių poziciją, turėtume mes atsižvelgti ir kaip ir buvo minėta, ir bendrą politinių santykių su viena ir kita valstybė kontekstą. Todėl kiekvienu atveju reikėtų, sakykime, turėti tą tokį didesnį, bendresnį vaizdą. Tai kažkiek tai būtų mano tokia reakcija. Ačiū. Dėkoju už jūsų reakciją. Mano tai principinė nuostata ir pozicija būtų, kad mes šitą klausimą visų pirmiausia svarstytume kaip žmogaus teisų klausimą, ne kaip užsienio politikos sudedamąją dalį, bet aišku, atsižvelgti į šias aplinkybės yra svarbu. Klausia gerbiamas Andrius Navickas. Dėkui. Mes iš tikrųjų turime svarstyti šitą klausimą kaip žmogaus teisų klausimą, nors šiuo atveju, žiūrint, kurį mes klausimą svarstome. Jeigu mes svarstome klausimą apskritai apie teisinę sistemą Lietuvoje, taip, jeigu mes svarstome Lenkijos teisinę sistemą, tai jau tada neišvengiamai yra kartu ir užsienio politikos klausimas. Šiaip tai, aš tik taip norėjau pasakyti taip, kad tikrai nenorėčiau, kad mes Lenkijos pavyzdžių, ta prasme, kad tai, kas vyksta pas juos žmogaus teisų srityje, man nepatinka. Ir man nepatinka ir tie apribojimai, kurie atsiranda, ir ta nejautra, sakysim, ar bandymas primesti savo kažkokį tai elgesio modelį visiems. Ta prasme, ten Konstitucinė asamblėja šitą klausimą maždaug aiškino taip, kad negimusi gyvybė turi, ta prasme, negimęs kūdikis turi tas pačias teisės kaip ir žmogus, o kadangi ligotas žmogus turi būti ginamas, tai turi būti tarsi ginamas ir negimęs, ta prasme, ligotas kūdikis. Nors šiuo atveju tikrai mes negalime priversti kažką tai negimusi kūdikį laikyti būtent gyvybę, formą ar dar kažką. Tai čia turiu omeny, kad kai mes kalbame apie žmogaus teisės, aš tikrai sutinku, kad mes turime tai svarstyti, mes turime apie tai kalbėti. Dabar, kai aš klausiausi Dovilės, kurią labai šiaip gerbiu, man jos kalbėjime aš pajutau, kad kokius 4 kartus norėjusi labai griežtai sureaguoti, nes man Dovilės pasisakymas skambėjo kaip toks galios kažkoks tai irgi kalbėjimas. Būtent ne kaip kažkoks tai žmogaus teisų gynimas, bet toks kalbėjimas iš, atsiprašau, Dovilė, iš galios pozicijos, tik iš kitos galios, nes buvo taip sakoma, mes tik pradėjome svarstyti ne žmogaus teisę, o pradėjome svarstyti, ar abortas yra gėris, ar abortas yra, ta prasme, kažkoks tai ten lengva, nelengva procedūra. Aš šiuo atveju, pavyzdžiui, visiškai nesutinku, aš manau, kad abortas yra tragedija, bet aš nepaisant to manau, kad mes negalime priversti moterį apsispręsti, kaip mes norim. Jos reikalas apsispręsti. Bet iš Dovilės kalbėjau ir tada mes, sakau, įsivėliam visai kitus klausimus. Dėl to aš sutinku svarstyti, sakys, sveikatos, reprodukcinės teisės būtent iš žmogaus teisų pozicijų, taip. Bet tik tai nepradėkime taip, kad aš sakau, iš Dovilės kalbėjimo, kad čia sveikatos priežiūros ten paslauga, tenai galima kalbėti. Sakau, aš klausiausi ir aš supratau paprasčiausiai tuos žmonės, kurie sako, kad štai mes esame puolami. Aš iš šių pozicijų pabandžiau pasiklausyti ir aš iš tikrųjų tada man skambėjo baisiai agresyviai, nes tada apie tą vaiką tarsi mes nieko nešnekom, mes vis pabrėžėme. Tada atrodo, kad ta moteris yra labai egoistė, kuri nori patogesnio gyvenimo, ji nori elgtis su savo kūnu, kaip ji nori, ir tada pradedama sakyti, kodėl mes taip turime leisti. Nors mano supratimu, čia yra žymiai gilesnė problema ir aš tikrai sakysim, negalėčiau pritarti Lenkijos poziciją. Aš tik tai noriu išsakyti savo poziciją, Dovilę, kad aš paprasčiausiai manau, kad svarstėme, aš pasijutau tarp dviejų pozicijų, kurioms aš nepritariu. Tarp Dovilės ir Lenkijos. Atsiprašau. Ačiū gerbiamam Andriui. Matau, kad Dovilė nori reaguoti, taip pat ponas Kepenis kelia ranką. Tai aš tik tai Dovilei leisdamas sureaguoti, norėčiau dar paprašyti, kad Dovilė galbūt galėtum trumpai pristatyti
kaip vyksta derinimas rezoliucijos teksto užsienio reikalų komitete ir galbūt kokie bus procesiniai žingsniai tolesni, tai ar bus rezoliucijos tekstas toks, koks dabar yra, ar kažkoks kompromisinis teikiamas Seimui svarstyti. Ačiū. Tai pradedant nuo to procedūrinio klausimo, nežinau apie užsienio reikalų komitetą. Užsienio reikalų komiteto nei vadovybė, nei nariai su manimi nesusisiekė. Jokių kvietimų diskusijai ar aptarimui rezoliucijos teksto aš negavau ir ar jie ką nors daro su šią rezoliuciją, taip pat jokios informacijos neturiu. Tai šiuo atveju vėlgi negaliu į tai atsakyti. Tai matyt, dėl to mane taip labai nustebino ir gerbiamo Andriaus pasisakymas, kurį taip pat labai gerbiu ir kaip, nežinau, jau kiek dešimtmečių ilgametė Bernardinų skaitytoja, kaip redaktorių nepaprastai tikrai gerbiu Andrių ir dabar kaip Seimo narį, kuris atrodo iš tikrųjų labai empatiškai ir jautriai reaguoja. Tai šioje vietoje gal tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad, atleiskite, jie atrodžiau už galios pozicijų, bet šioje vietoje, kadangi jaučiuosi, kad keletą savaičių iš esmės buvau žeminama ir stumdoma, kai registruota rezoliucija, kvietimas diskusijai, kvietimas teikti pastabas ir pasiūlymus, bet dar prieš registruojant rezoliuciją siunčiama dabar valdžioje esantiems kolegoms ir kviečiant juos dalyvauti, diskutuoti, teikti pastabas, nesulaukia jokių pastabų ir pasiūlymų, tarsi ir viskas buvo gerai, paskui staiga paaiškėja, kad tarsi viskas yra blogai, bet niekas su manimi apie tai nesikalba. Tai, tikrai, gal tiesiog yra labai skaudu, tai jie atrodžiau dėl to galios pozicijoje, tai labai paradoksalu, nes šiuo metu esu visiškoje negalios pozicijoje. Antras dalykas, labai gerai iš tikrųjų, būdama moteris, dabar pajutau tą tokį įdomų dalyką, kad kai tu gini savo teisę rinktis, apsaugoti save, tai tada staiga paaiškėja, kad tos fundamentalios žmogaus teisės ir tos žmogaus teisės, kurios liečia moterį ir kurios tikrai kartais yra labai, labai jautrios. Ir kaip prieš tai sakiau, kad labiausiai svarbu turbūt šioje vietoje yra įgalinti moterį ir padėti jai, kad ji galėtų priimti sprendimą, kurį yra pajėgi ištverti ir išgyventi, nes kartais tai yra labai sunku. Tai šiuo atveju taip, man labai pasisekė. Mano, pavyzdžiui, iš tikrųjų tiek vaikas, tiek globotiniai neturi sunkių negalių. Aš pati turiu vidutinio sunkumo negalę ir aš neįsivaizduočiau, kaip man reikėtų priimti kokius nors tokius sudėtingus sprendimus. Tikrai neduok Dieve, kad reikėtų kada nors tai padaryti. Bet iš kitos pusės tai tik tai noriu paklausti, o tai kaip čia taip yra, jeigu tu giniesi, jeigu tu bandai apsaugoti save, jeigu šiuo atveju aš iš empatijos ir solidarumo sakau, kad mes turime išreikšti atjautą ir apsaugą ir negali kažkas leisti ar neleisti moterų teisių. Jos yra prigimtinės teisės. Tai žodžiu, tai tik tai šitoje vietoje, šiek tiek pritrūkau žodžių. Tai ačiū labai pirmininkė už galimybę pasisakyti. Ačiū, Dovilė, girdim jūsų poziciją. Matau poną Kepenio ir poną Bičiūną. Suteiksiu žodį trumpam komentarui, nes klausimas vis tiek mūsų jau turime užbaigti ir turim judėti prie kitų klausimų. Ir po jūsų dviejų pasisakymų tada pasiūlysiu galimą poziciją komiteto šio klausimu ir judėsim toliau. Ponas Kepenis, prašau. Ačiū. Sveikinu Dovilę ir kitus kolegas. Ir aš tikrai sutinku su Andriaus Navicko nuomonė, kad abortas tai yra tragedija ir pas mus tikrai yra per mažai kalbama apie tą tragišką situaciją ir ar apie grėsmės moters sveikatai. Bet aš noriu paklausyti Dovilės apie tą nežmonišką elgesį prieš moters valią nešioti apsigimusį kūdikį. Tai negi mes manome, kad nepasitikim Lenkijos ekspertais, mokslininkais, kuriais yra matyti abejojama, kad taip yra. Ir tai tada, kada jau pamato gimusį kūdikį, nelaimingą arba jau nebegyvą, tada diskutuojama. Kaip jums atrodo, ar tikrai Lenkijos ekspertai, mokslininkai yra tokie nepatikimi, kad moteris turi nešioti, mirusį kūdikį? Ačiū. Ponas Bičiūnas. Tai, Dovilė, gal galite atsakyti tą klausimą? Gerai, aš galiu sureaguoti. Tai, kas yra labai liūdna, kad iš tiesų šioje vietoje sprendimas nebuvo priimtas remiantis mokslininkų nuomonę, nes šiuo atveju tai yra žmogaus teisų klausimas.
Ir kas yra turbūt šioje vietoje vis pamirštama, kad vis dėlto tai turėtų būti moters laisvos valios klausimas. Ir šiuo atveju, jei moteris nori, yra pasiruošusi, yra pajėgi nešioti stipriai apsigimusi vaisių ir vis tiek nori gimdyti, jai turi būti suteikta visai įmanoma parama ir pagalba ir taip pat ir paslaugos. Beje, tarp kitko, toje pačioje Europos parlamento rezoliucijoje yra nurodyta, kad štai draudžiamas nėštumo nutraukimo ribojimas vis tampa griežtesnis, tačiau nėščios moteris dėja stokoja paslaugų ir pagalbos. Ir pateikti tikrai gąsdinantys skaičiai, kiek daug moterų, 100 000 moterų regionuose net negauna tos tinkamos pagalbos, paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų nėštumo metu. Tai atrodo, kad šiek tiek išsiskiria politiškai tas deklaratyvumas, kai norima apsaugoti motinas ir kai realybė labai nuo to skiriasi. Tai todėl galbūt tampa šiek tiek lengviau suprasti, kodėl galbūt dalis moterų tikrai labai to bijo, nes jaučia pajėgos psichologiškai tai ištverti. Nes, su visa pagarba tiesiog matyti nei vienas iš jūsų nelabai galite įsivaizduoti tų nėštumo patyrimų. Taip jau yra. Tai jie gali būti labai sudėtingi. Iš kitos pusės noriu tik tai gerbiamam Dainiui pasakyti, kad jei mes rūpinamės moterų sveikata ir tikiu, kad nuoširdžiai sakote, kad jums rūpi moterų sveikata, tai Europos parlamento rezoliucija, kuri visų ES šalių parlamentarų buvo svarstoma ir priimta, yra labai aiškiai sakoma, kad nėštumo nutraukimo draudimas arba ribojimas, ir tai rodo moksliniai duomenys, nepašalina abortus ir jų priežasčių nepašalina, tiesiog nustumia juos į pogrindį ir tokiu būdu sukelia daugybę gyvybę ir sveikatą žalojančių, gyvybę nutraukiančių ir sveikatą žalojančių nėštumo nutraukimų nelegaliomis sąlygomis. Tai sveikatai tai tikrai nepadeda, tai tiek. Prašau, ponas Bičiūnas, tik trumpai, jeigu galima. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš reaguodamas į Dovilės išdėliotus faktus ir argumentus, kaip tik norėčiau šiek tiek gerbiamam kolegai Andriui pasakyti, kad įsivaizdavau ir pajutau visai kitokią prasme. Tai negalios demonstravimo, o tiesiog buvo akcentai sudėti į žmogaus teisę, sveikatą, gyvybę, į socialinę, psichologinę pagalbą. Ir dar sureaguodamas į tai, ką galima pajausti iš kalbėjimo ir kas vyksta pas mumis Seime ir kokia reakcija į tai, noriu pasakyti, kad aš pajaučiau kaip tik tų mūsų abiejų, reiškia, draugystės santykių kažkokį palaikymą per nereagavimą į tai, kas vyksta kaimininėse šalyse ir man tai yra nepriimtina. Ačiū. Dėkoju ir paskutinis komentaras gerbiamo Jurgio Razmos. Sveiki, gerbiami kolegos ir svečiai. Aš nedidelį komentarą reaguojant į kolegės tam tikrą nusiskundimą, kad ta rezoliucija taip ir nepradėta svarstyti Seimo posėdį. Tai pastebėčiau, kad čia nėra koks nors išskirtinis atvejis, būtent dėl tokių aplinkybių. Visas rezoliucijas iš esmės, kurios paliečia užsienio politikos klausimus, mes preliminariai visada nukreipiam į užsienio reikalų komitetą nagrinėti. Žinoma, šiuo atveju gaila, jeigu komitetas taip vis ir neįsirašo į darbotvarkę to nagrinėjimo. Jeigu tai, pavyzdžiui, būtų rezoliucija dėl Lietuvos pozicijos moterų teisių klausimų ar siauriau kažkaip, tai be abejo jokių preliminarių svarstymų komitetuose čia nebūtų planuojama. O dėl užsienio reikalų, tai ta praktika yra. Pavyzdžiui, paskutinis atvejis buvo, kai Valstiečių žaliųjų frakcija įregistravo, atrodo irgi labai aišku, rezoliucijos projektą dėl pozicijos dėl Baltarusijos Astravo atominės elektrinės. Nežiūrint to, kad atrodytų labai aiškus klausimas, mes preliminariai nukreipėme į užsienio reikalų komitetą, tuomet buvo registruotas antras variantas, jis buvo pateiktas komitete, tai ne komitete, jau Seimo posėdį ir priimtas. Tai tiek. Tai kadangi mes tikrai diskutuojam jau ilgą laiką ir turim judėti prie kitų klausimų, tai siūlyčiau formuluoti tokią bendrą poziciją, tada ragintume rezoliucijos teikėjus ir užsienio reikalų komitetą iš tiesų bendradarbiauti suderinant rezoliucijos tekstą ir teikti ją Seimui svarstyti.
tada žmogaus teisų komitetas tikriausiai turės galimybę pareikšti savo nuomonę šio klausimu, taip pat Seimo nariai gali ir patys teikti Dovilei gerbiamai siūlymus dėl rezoliucijos teksto, o kadangi, man atrodo, žmogaus teisų komitete norėtųsi plačiau žvelgti šitą problematiką, tai aš savo iniciatyvą norėčiau mums pasiplanuoti sausio mėnesį suorganizuoti platesnę diskusiją, įtraukiant ir nevyriausybinio organizacijų atstovus ir galimai Lenkijos nevyriausybinio organizacijų atstovus dalyvaujančius šiuose procesuose, kad tiesiog mes galėtume susiformuoti platesnį vaizdą šią problematiką ir visų pirma, galvodami apie reprodukcinių teisų klausimus kitose ES valstybėse, įsivertinti ir savo pačių situaciją Lietuvoje, su kokiais iššūkiais moteris susiduria gyvendamos Lietuvoje reprodukcinių teisų kontekste. Ar komiteto nariai tokiam siūlymui pritartų? Pritarė. Taip. Tai prieštaraujančių nematau. Pritarėm, bet ar mes nebėgam nuo šito klausimo? Jau galėjom kažką tai šiandien savo nuomonę bent jau pasakyti žmogaus teisų požiūrių. Ačiū. Tai gerbiamas Sergėjau, gal jūs tada ir pabandykit suformuluoti, kaip jums atrodo, kokia pozicija būtų tinkama. Tai, kad neparuoštas joks projektas, tai paprastai nedaromas. Ne, aš nebandysiu, nes iš tikrųjų neišbaigta dar viskas. Tai aš tik tai siūlyčiau tikrai šito klausimo neužmiršti, jo tikrai nepaleisti, jį tikrai kruopščiai stebėti, o kaip ir minėjau, ir turėti nes matome ir iš dabar iš šiandieninės komiteto diskusijos, kad iš tiesų klausimas yra išsiskiriančių nuomonių, yra įvairių pozicijų, tai norėtųsi tas pozicijas girdėti ir kaip minėjau, kaip įmanoma plačiau įtraukiant ir moterų teisų užtikrinimo srityje dirbančias organizacijas. Dovilė norėtų trumpai pasisakyti ir Andrius Navickas. Dėkoju, pirmininkė, tai tik tai trumpai norėjau šiuo atveju paprašyti, gal tada, jeigu mes kūriam tokį įdomų precedentą. Vėlgi tik tai ponui Razmai noriu priminti, kad tą ketvirtadienį, kai paskutinį kartą bandžiau įtraukti rezoliuciją po 2 sulaužytų pažadų ją įtraukti į darbotvarkę, tai tą pačią dieną Emanuelio Zingerio rezoliucija, kurią jis tik tai ryte pristatė nuo šonio mikrofono, buvo iš karto įtraukta į tos dienos darbotvarkę, be jokio siuntimo ratais į jokius kitus komitetus. Tai šiuo atveju procedūriškai žiūrint, kadangi anos rezoliucijos turinys buvo pozityvus, teigiamas ir visiems patiko, tai tada, kaip ir viskas gerai, nebereikėjo tų papildomų procedūrų. Tai šiuo atveju žmogaus teisų komiteto prašau, kad galbūt tada jūs galėtumėte inicijuoti bendrą svarstymą su užsienio reikalų komitetu, nes nesu užsienio reikalų komitete, nesu jo vadovybėje, niekaip negaliu užtikrinti, kad pakliūtų į jų tą neformalaus svarstymo darbotvarkę. Tai jeigu žmogaus teisų komitetas galėtų jo pirmininkas imtis iniciatyvos pakviesti užsienio reikalų komiteto pirmininką kartu svarstyti šį klausimą, tai man atrodo, galbūt tai tada ir taptų tokiu realiu svarstymu, nes iš užsienio reikalų komiteto per visą tą laiką jokios iniciatyvos kol kas nėra. Tai dėkočiau. Bet pirmiausia, reiktų pateikti į salę, Dovilė. Taip, gerbiamas Sergėjau, taip sako Seimo statutas, bet mūsų naujų valdantieji sako, kad ką ten Seimo statutas, nors anksčiau pykome ant valstiečių, kad jiems statutas buvo nusispjauti. Tai atleiskit už nesankcionuotą pastabą. Andrius Navickas, prašau. Tai Dovilė, man atrodo, vieną kartą bandėte įtraukti į darbotvarkę šitą klausimą. Tiesiog aš atskirčiau keletą dalykų, būtent Lenkijos klausimą ir žmogaus teisų klausimus, nors jie yra labai susipynę, aš suprantu, nes aš žinau, kad užsienio reikalų komitetas labai apmaudu, kad jeigu jis nebendrauja nieko su Dovilė, bet kad jis yra parengęs rezoliuciją, ir kuriais, man atrodo, dokumentą, kurį jis teiks svarstymui, kuris bus apie santykius su Lenkija, tęstinumą ir panašiai, kuriame bus išreikšta pozicija ir dėl Dovilės klausimų, bet man labai keista, kaip tai galima daryti nederinant, sakysim, su Dovilė. Tai tikrai nėra pakaitalas. Tai šiuo atveju, nors aš sakau, mūsų pozicija, sakysim, įsiskiria, ar tokia rezoliucija reikalinga, bet apie problematiką, kalbant apie pačią problematiką, tai man atrodo, mūsų pozicijos yra daug artimesnės negu atrodo iš ginčo. Tai šiuo atveju labai pritariu pirmininko pozicijai, kad mums reikia svarstyti ir mums reikia truputį
sakau, labai išryškinti šiuo atveju žmogaus teisų aspektą ir, man atrodo, daugiau kalbėdami susikalbėsime, nes man atrodo, kad čia yra daug dalykų, kur mes paprasčiausiai apie tos pačius dalykus kalbame kažkiek tai skirtingą kalbą. Tai tik tai tiek pritariu tą prasme Tomo pozicijai. Tomo, dabar galvoju, kurio Tomo Vytauto, čia reiktų dar 2 Tomo. Ir gerbiamas Jurgis Razma. Tai aš taip pat dar kartą noriu išreikšti pritarimą tai trumpai formuluoti, kurią pateikė komiteto pirmininkas, dėl to, kad mes būtent kreipiamės į Užsienio reikalų komitetą, prašydami kuo greičiau apsvarstyti minimą čia rezoliucijos projektą. Bendro posėdžio, aš nežinau, tokia praktika gal nelabai būdinga ir vis tiek, kaip minėjau, tokie klausimai Užsienio reikalų komitetui atiduodami. Čia nėra lygintinas dalykas su padėkos rezoliucija baigusiam kadencijas Jungtinių Amerikos valstijų kongresmenui. Na, tai suprantam, kad ta rezoliucija yra paprasčiausia padėka be jokio ypatingo turinio. Ir dėl to, kad atskirų Seimo narių kažkokie projektai nepatenka į Seimo darbotvarkę, tai irgi nėra kažkas tokio jau ypatingo. Kartais Seimo nariai laukia, kol projektai pateiks į darbotvarkę ištisus metus. Nėra kažkokia čia ypatinga skriauda kolegijai dėl jos iniciatyvos. Tai galima pasižiūrėti, kiek praeina laiko nuo projekto įregistravimo, kurio nors pavienių Seimo narių iki pateikimo. Tikrai būna kartais labai ilgi tarpai. Tai ar galim bendru sutarimu sutarti, kad komitetas kreipiasi į Užsienio reikalų komitetą su raginimu svarstyti rezoliucijos projektą ir suformuluoti savo poziciją šio klausimu? Taip. Taip galime. Gerai, tai tokią poziciją ir priimsim. Tada dėkoju labai Dovilei gerbiamai už dalyvavimą posėdyje, taip pat Giedriui Galkauskui už išsakytą poziciją. Judam prie kito klausimo. Klausimas darbotvarkė numeris 3. Dėl Seimo nutarimo dėl Laisvės premijų komisijos sudarimo projekto. Tai komisija tvirtina Seimas nutarimu žmogaus teisų komiteto siūlymo. Iš kiekvienos frakcijos yra deleguojama po 1 atstovą, taip pat po 2 atstovus iš signatarų narių tarpo, iš jaunimo organizacijų ir iš Pasaulio lietuvių komisijos, kuri dar yra nesudaryta. Tai šiame etape komisijos sudėties projektas būtų teikiamas be Pasaulio lietuvių komisijos atstovų. Na ir tiesiog šitam kontekste reikia turėti omeny, kad sausio 13 jau ne už kalnų, todėl iš tikrųjų reikėtų tą mūsų teikimą pateikti ir po to jį galimai papildyti delegavus naujiems atstovams. Esu čia įsirašęs siūlomus narius į komisiją, nežinau, ar jums reikia juos vardinti, jeigu yra toks poreikis, įsakykite, bet patys galėjote susipažinti. Tai galbūt tiesiog atidaryčiau suteikčiau galimybę klausimas arba kažkokiai diskusijai, jeigu ji yra. Tai šiuo atveju šiek norėjau paklausti, ar čia, pavyzdžiui, signatarai ir viskas, tai čia jų pasiūlymai pačių. Čia mūsų grinai formalus tas teikimas yra. Taip, mes kreipėmės į juos raštu su prašymu deleguoti narius į komisiją. Buvo gauti atsakymai, kaip ir minėjau, iš Lijoto ir iš signatarų. Tai mes vis tiek neturime turbūt kažkokios galimybės kvestionuoti, kad ten, pavyzdžiui, yra Petras Gražulis ar dar kažkas, tai mišrioji grupė taip delegavo ir tiek turbūt, ar ne? Ačiū gerbiamam Andriui už išsakytą poziciją, kuri iš dalies atspindi ir mano mintis, bet kadangi vis tiek nutarimas bus svarstomas Seimo posėdžių salėje, tai galbūt būtų galima tos klausimus iškelti ir toje platformoje. Aš trumpai dar, ar galės komisija veikti būdama nepilnos sudėties, jeigu reikės? Galbūt gerbiamas Jurgis Razma galėtų pakomentuoti, bet manau, kad tokios kliūties nėra, nes su Pasaulio lietuvių komisija yra tiesiog kliūtis dabar tai, kad jinai iš vis yra nesudaryta. Tai tiesiog laikytis gal tokios pozicijos, kai tik komisija atsiras, iškart ją papildyti, premijos komisiją papildyti ir tos komisijos atstovais. Prašau, gerbiamas Jurgi. Tai manau, kad tikrai komisija galės veikti, nes mes juk neatmetėm Pasaulio lietuvių atstovų, o tiesiog jie nepasiūlė. Ir tai būna, kad komisijų sudėtis mes
keičiam, pildom, tai čia nėra kažkas tokio išskirtinio. Tai ar galime teikimui pritarti bendrų sutarimų? Taip. Dėkoju. Prieštaraujančių nematau. Ačiū labai. 4. klausimas darbotvarkei dėl komiteto pozicijos, dėl komiteto sudėties. Kadangi šitas klausimas darbotvarkei įtrauktas buvo mano iniciatyva, tai trumpai jį ir pristatysiu. Tai tikriausiai teko jums stebėti po mūsų komiteto susiformavimo diskusiją viešoje erdvėje, kur buvo išskirtas ir išryškintas faktas, kad vėl turime dėja tokią situaciją, kur komitete dirba vien Seimo nariai vyrai ir neturime ne vienos politikės moters. Esame gavę ir nevyriausybinio organizacijų kreipimąsi dėl šio klausimo. Tai labai džiaugiuosi jūsų visų diskusija ir elektroniniais paštais, kur buvo apsikeista pozicijomis. Tai mes kaip komitetas dėja neturime diskrecijos keisti komiteto sudėtį. Į komitetą narius deleguojami nariai yra frakcijų teikimu arba taip vadinama rekomendacija. Tai galbūt kadencijos eigoje tokie pokyčiai galimai ir įvyks. Tačiau man atrodo, yra svarbu turėti komiteto poziciją, kad mes matome tą problemą ir ją suprantame, jos svarbą. Ir šiame etape galbūt tiesiog įsipareigoti svarstant įvairius klausimus, įtraukti kaip įmanoma daugiau suinteresuotų šalių į svarstymo procesą, tame tarpe ir moterų teisų užtikrinimo srityje dirbančias nevyriausybinės organizacijas, ekspertus, kad mes galėtume išgirsti tas nuomonės ir pasiremti tomis patirtimis, kurių galbūt šiame etape nėra komisijos narių tarpe. Tai pozicija yra vėlgi neįpareigojanti, tiesiog deklaracinio pobūdžio. Ir būčiau labai dėkingas, jei komitetas jai pritartų. Matau, Jurgis Razma turi klausimą ar komentarą. Tai aš nedidelį papildymą, vis dėlto komitetas galėtų oficialiai kreiptis į visas mūsų komitetų narius delegavusios frakcijas, kurios čia turi kvotas, ne visos turi, kaip žinom, kad jeigu rastų galimybę pakeistų atstovus ir deleguotų čia moterų, nes, sakykime, kiekviena frakcija teikia nepriklausomai ir galbūt neįsivaizdavo, kad bendras rezultatas bus būtent toks. Na, aš pats, sakykime, galėčiau užleisti savo vietą, jeigu mūsų frakcija ten rastų galimybę kažką pakeisti. Tai aš galvoju, kad toks kreipimasis į frakcijas dar galėtų būti. Matysim, ar tai duos kažkokį rezultatą ar ne. Ar komiteto nariai pritartų siūlymui kreiptis raštu į frakcijas su iškelta idėja svarstyti galimybę deleguoti žmogaus teisų komitetą ir Seimo narės, politikės Seimo narės moteris? Tiesą pasakius, man tai toks gana keistas būtų kreipimasis. Gali jis ir būti, bet mes iš esmės sakome, kad pakeiskite mus. Tai šiuo atveju pakeiskite mus kažkuo tai kitu. Mes nelabai norime čia dirbti, bet iš principo gali būti, bet man, ta prasme, nesu nei kategoriškai prieš, nei matau didelę prasmę už tai viskas yra. Tai variantas dar narių skaičių padidinti. Čia kitas dalykas. Matot, komiteto narių skaičių didinant, jeigu neklystu, reikėtų kažkur kitur mažinti jį. Tai dabar, kaip pirmiausia, gal apsispręskime dėl pačios pozicijos teksto. Ar galim priimti bendrų sutarimų? Taip. Galim. Ir tada klausimas dėl kreipimosi į frakciją su pasiūlymu svarstyti galimybę deleguoti. Iš principo gali būti toks prašymas. Ar būtų prieštaraujančių? Ne. Prieštaraujančių nėra, dėkoju. Tada tokį kreipimąsi mes parengsime ir tikriausiai su jumis netgi ir suderinsime. Taip, judam prie kito klausimo. Dėl komiteto narių pasiskirstymo kuruoti žmogaus teisų komiteto veiklos sritimis.
Tai parengėm naujai kadencijai tokią kaip lentelę, išklotinę temų, klausimų, kurie komitete yra nagrinėjami. Dėkoju komiteto nariams, tai būtent ir ponui Navickui, ir ponui Razmai, ir ponui Bičiūnui, ir kažką dar tikriausiai praleidžiu, ir ponui Sergejui Jovaišai, kad jie savo identifikavo prioritetinės veiklos rytis. Tame parengtame dokumento projekte nemačiau identifikuotų sričių iš pono Kepenio ir pono Gentvilo. Galbūt mes tiesiog, ar būtų komentarų ir pasiūlymų dėl to darbinio vidinio dokumento patvirtinimo, aišku, suteikiant galimybę kitiems komiteto nariams identifikuoti tas sritis, kurios jiems būtų aktualios. Bet vėlgi reikia suprasti, kad ta išklotinė, tas veiksmų planas yra mūsų vidinis dokumentas, kuris padeda ir Žmogaus teisų komiteto biurui skirstant ar siūlant galimus išvadų rengėjus. Ir aišku, tai kiekvienam Seimo nariui jokių būdų neužkerta galimybės dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus visais kitais komitete svarstomais klausimais. Galbūt ponas Kepenis galėtų ir... Tokia tvarka buvo ir jinai pasiteisino. Puiku. O galbūt tie komiteto nariai, kurie dar neįsirašė, ar jie galėtų pakomentuoti, galbūt jie tą padarys, ar galbūt kažkokių kliučių iškilo iš mūsų pusės? Tai aš tą padarysiu, bet kadangi klausimai pakankamai nauji man buvo, tai aš dar norėčiau susitikti su komiteto darbuotojomis, kad tam tikrų klausimus man atsakytų. Ten porą sričių aš jau pasirinkau, bet dar dėl vienos norėjau apsispręsti. Tai tą padarysiu rytoj. Ačiū. Supratau. Gerai, ačiū labai už tokį atvirą požiūrį. Tada tą klausimą priimam bendru sutarimu su galimybė Seimo nariams identifikuoti tas sritis ir tą grafiką išklotinę pildyti. Dabar šeštas klausimas darbotvarkėje, ne dėl pagal komiteto kompetenciją gaunamų komitetui adresuojamų raštų nagrinėjimo. Tai gauname daug paklausimų, kurie nebūtinai yra adresuoti, kuriuos nebūtinai Žmogaus teisų komitetas yra kompetentingas arba turi geriausią diskreciją įspręsti. Tai yra reikalingi tam tikri mūsų bendri sprendimai dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklių. Tai galbūt aš pakviesiu gerbiamą komiteto biuro vedėją Jolantą Savickienę išsamiau pristatyti. Taip, laba diena visiems. Tada čia jau, kas Seime yra dirbę, žino, kad yra priimtos taisyklės asmenų kreipimusi nagrinėjimo ir tų taisyklių 48 punkte yra tokia nuostata, aš ten tas taisyklės pridėjau ir paryškinau tą nuostatą, kad ne pagal komiteto padalinio, tai yra Žmogaus teisų komiteto, sakysime, kompetencija adresuotus prašymus ir skundus mūsų priimamasis, tai yra vieno langelio principų veikiantis padalinys, pats tuos skundus nagrinėja ir persiunčia institucijoms pagal kompetenciją. Tačiau mūsų komitetas turi priimti sprendimą dėl tokio suteikimo mūsų priimamajam tuos prašymus ir skundus nagrinėti ir persiųsti. Tačiau bet kokiu atveju mes visus kreipimusis komitete matome ir kada tik tai yra noras, mes juos galim pasimti, nagrinėti, rengti kažkokius tai atsakymus. Tai tiek. Klausia gerbiamas Andrius. Gerbiama Jolanta, aš tik tai šituo viskuo pritardamas dar norėjau paklausti dar dviejų dalykų. Mes kažkaip praeitą kadenciją dar buvome nutarę, kad pirmininkas kartu su biuru galėtų, mes jam suteikėme įgaliojimus atsakyti iš tuos klausimus, kurie, maždaug nereikalauja kažkokios diskusijos, kur yra, kai mes jos kartais sakydavome, kurie ne visai galbūt tikslus arba neverti kažkokio dėmesio, kad kurių nebūtina paskui traukti į darbotvarkę, kuriuos galima, sakysim, sutvarkyti prieš tai dar yra, nes kai kurie yra tikrai tokie, kur nieko neįsvarstysi, nei nelabai ką atsakysi normaliai, bet kažkur tai. Tai mes tada suteikę buvome pirmininkui tuos įgaliojimus, kad spręsti kartu su biuru ir tą padaryti
sakysime, ramiai. Antras dalykas, su to susiję, ir mes matome, kad į kitos savaitės darbotvarkė yra trauktas tas Armus, aš bijau pavardė, kaip ten tas klausimas, to žmogaus, kuris ten dėl bibliotekų tenai. Tai aš nežinau, kiek kartų skaičiau, tai irgi niekaip, nežinau, per kur ten žmogaus teisų problematika gali visgi atsispindėti. Jurgis labai teisingai atsakė, gal ten kultūros kažkoks tai komitetas, ar kažkaip tai skreipiasi žmogaus teises, bet tas svarstymas, aš nežinau, per kur ten žmogaus teisės galima žvelgti, kaip ten bibliografijoje kažkas tai ten parašyta, ar dar kur ten galima svarstyti yra. Tai galbūt irgi galima būtų kažkur tai panašius klausimus, kad irgi suteikti galiojimus biurui ir pirmininkui, kažkaip tai imtis iniciatyvos ir ten nebūtinai viską perkelti ir į posėdžius. Nežinau, kaip jau ant jums atrodo. Taip, Andriau, viskas, aš sutinku su to ir mes su pirmininku irgi taip šnekėjom ir tarėmės, kad tą ir darysim. Plus kiti teisės aktai irgi mūsų įgalioja tą daryti, tai aš manau, kad čia tikrai bus viskas suderinta ir į komiteto posėdį dėsime apsitarę tokius klausimus, kurie iš tikrųjų reikalauja, kad būtų priimtas komiteto sprendimas, o visus tokius, kaip negaliu sakyti, kad tai yra paprastesni klausimai, bet juos mes bandysime su pirmininku išspręsti, adresuoti arba surinkti informaciją prieš pateikiant į komiteto posėdį, tiesiog patys mes juos administruosim. Dėl to Armo skundo, čia gal vienas iš tų, sakysim, tokių pirmųjų, kur adresuota labai daug komitetų ir, kiek aš žinau, tai jisai, man atrodo, ir į Seimo valdybą kreipėsi, irgi buvo svarstyta, tai jisai taip ir atsidūrė komiteto posėdyje. Tuo labiau, kad buvo diskusijos tarp mūsų apie šitą kreipimąsi. Gerbiamas Jurgis. Tai iš tikrųjų, matyt, bus tokių atvejų, kai komitetui nukreipiami raštai ne visai pagal jo darbo kryptis. Tai šiuo atveju dėl pono Armo, kuris įvairiais adresatais pasiuntė savo pastabas, tai iš tikrųjų ten yra liečiami autorių gretutinių teisių klausimai. Tai kultūros komitetas tiesiogiai atsakingas už tuos klausimus ir turbūt apsvarstys. Tai kai būna daug adresatų, iš tikrųjų komitetui reikia vertinti ir manau, kad pirmininkas su patarėjais tai puikiausiai gali padaryti, ar tikrai čia mūsų komitetui yra ką svarstyti. Nemanau, kad mes visi čia turim kažkaip įsilieti į tas diskusijas. Gali būti komiteto pirmininkų konsultacija, pasiunčiant nuomonei pareikšti ir visiems komiteto nariams, čia kaip jau matytų reikalinga. Aš manau, kad mes visi netrukus įsisavinsim tą DVS sistemą, kur turbūt bus dedami visi dokumentai, kurie ten pasiekė komitetą, tai ten vėlgi matyt galima komiteto nariams pasisakyti, jeigu mato, kad reikalinga dėl kažkokio kreipimosi pasisakyti ar kažką pasiūlyti komiteto pirmininkui, tai aš manau, kad čia darbo tvarka viskas pagal tas patvirtintas taisyklės išsispręs. Dėkoju labai už pasisakymą ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad reagavo komiteto nariai į tą paklausimą gautą ir gerbiamo Jurgio Razmos komentaras buvo labai išsamus ir konstruktyvus ir tiesiai 10. Tai mes svarstydami šį klausimą jau iš tikrųjų išsiskaidėme keletą iš jų, tai gal apie viską iš eilės. Tai pirmas, ar galim bendru sutarimu pritarti, kad ne pagal kompetenciją komitetui pateikti skundai yra nagrinėjami vieno langelio principu? Taip, galim. Ačiū, prieštaraujančių nėra. Tada antras klausimas, taip, kažkas girdžiu kalbą. Viskas gerai. Tada antras klausimas, kad ar galime bendru sutarimu sutarti, kad į komitetą keliauja svarstyti tik tie klausimai, kuriuos mus įpareigoja tą daryti teisės aktai, arba dėl kurių mums visiems reikia pasitarti ir suformuluoti bendrą poziciją, o tuos klausimus, kuriuos įmanoma atsakyti savarankiškai, mes tada suderinę su komiteto biuru darome tą pirmininko iniciatyvą. Taip. Ačiū, dėkoju. Prieštaraujančių nėra. Ir trečias klausimas, kadangi palėtėm ir konkretų kreipimąsi, tai pono Armo kreipimąsi, jis buvo įtrauktas prie kitų klausimų.
bet ar galim bendru sutarimu šitame etape sutarti, kad mes perdodam tą kreipimąsi nagrinėti, arba neperdodam, bet tiesiog pasiūlom nagrinėti kultūros komitetui? Taip. Ačiū, dėkoju. Ir dabar prieš paskutinis klausimas mūsų darbotvarkėje dėl kultūros centrų įstatymo, tam tikrų straipsnių pakeitimo įstatymo projektu. Esame pakvietę atstovus iš kultūros ministerijos ir tautinių mažumų departamento. Nesu tikras, ar atstovai dalyvauja, bet ar yra iš kultūros ministerijos, tai kvieščiau pristatyti įstatymo projektą. Labadiena. Labas rytas. Labas rytas, gerbiamas pirmininkė, labas rytas, gerbiami Seimo nariai, tautinių mažumų departamento atstovai. Pirmiausia, noriu labai padėkoti, kad priglaudėt ir įtraukėt šį klausimą, kuris mums labai rūpi. Iš karto skubu atsiprašyti, pristatysiu šį klausimą ir 11:05 jau turėsiu pereiti į biudžeto finansų komitetą, taip jau supuolė keli svarstymai vienu metu. Taigi apie teikiamą pakeitimo įstatymo projektą. Teikiamo Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 4, 5, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kurio tikslas yra nustatyti, kad viešosios įstaigos veikiančios tautinių mažumų srityje ir kurių savininko arba dalininko teisės įgyvendina tautinių mažumų departamentas, gali būti finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Kokia yra projekto esmė? Projekto esmė tai yra šiuo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad viešosios įstaigos vykdo pagal kultūros centrų įstatymą atitinkančias funkcijas, kurios yra susijusios su tautinių mažumų kultūros puoselėjimu ir tapatybės išsaugojimu. Tautinių mažumų departamentas yra 4 viešųjų įstaigų savininkas. Tai mes kalbame apie 4 viešąsias įstaigas, tai yra tautinių bendrijų namai, Kauno įvairių tautų kultūrų centras, Romų visuomenės centras ir Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras. Tai yra 4 labai unikalios įstaigos, unikalios savo veikla ir jas galima būtų net įvardinti kaip ir skėtinėmis įstaigomis, konsoliduojančiomis labai daug ne tik veiklų, bet ir tautinių bendrijų. Kalbant apie jų veiklą, reikėtų pažymėti, kad šiuo metu įstaigos valstybės biudžeto lėšas gauna per projektinį finansavimą, tai yra dalyvaudamos departamento ir kitų įstaigų skelbiamuose projektinės veiklos konkursuose. Ir minėtina, kad departamento organizuojamajame tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos projektų konkurse galimybę dalyvauti vienodomis sąlygomis turi visi Lietuvoje veikiantys tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrai. Tačiau vertėtų paminėti, kad projektinės finansavimas neužtikrina nuoseklaus ir tvaraus departamento ir įstaigų numatytų veiklų ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant tai, kas yra labai svarbu ir aktualu ir tai, ką labai išryškino pandeminė krizė, tai yra įskaitant darbo užmokestį. Ir tai yra, aišku, ši aplinkybė apsunkina galimybę įstaigoms siekti tokių ilgalaikių tikslų, siekti kokybinio pokyčio, galų gale konsoliduoti tautinių mažumų bendruomenę, mažinti atskirtį ir skatinti tarpkultūrinį dialogą. Kaip ir minėjau, finansiniai sunkumai tapo akivaizdus, ypatingai akivaizdus šiais metais, kurie siejami su pandeminės krizės fonu. Ir valstybės kontrolė jau ne vienerius metus tiesiog pažymi ir skatino ieškoti būdų peržiūrėti
finansavimo taisyklės ir apskritai visą mechanizmą. Todėl ta tokia rekomendacija ir tas įvertinimas ypatingai jis aktualus yra šiai dienai. Kalbant apie patį projektą, pats jeigu pritarta projekto pataisoms ir pakeitimui, tai aišku, būtų galima tiesiog vienas dalykas pasvarstyti. Gerbiama Zita, labai jūs tyliai girditės, gal galėtumėte arčiau mikrofoną? Vienas dalykas labai svarbus, tai yra kultūros centrų funkcijas atliepiančios organizacijos ir pagal dabar veikiantį įstatymą 5 straipsnio kultūros centrų veiklos teisinio reguliavimo ypatumus, visos mano minėtos 4 įstaigos turi tą atitiktį, o sąlygoje yra numatyta, kad atitiktų ne mažiau kaip 2 iš esamų funkcijų. Tų funkcijų yra 10. Taigi, šio projekto pakeitimas jis yra labai svarbus tautinių mažumų laukui ir būtent šioms 4 organizacijoms. Priėmus siūlomą įstatymo projektą, įstaigos būtų integruotos į įstatymų reglamentuotą kultūros centrų sistemą. Vėlgi tai yra labai svarbu, nes mes tarsi turėtumėme tokį išplėstinį kultūros centrų modelį, kuriame dalyvauja ir tautinės mažumos, tai būtų užtikrintas jų veiklos finansavimas, tęstinumas ir plėtotė. Planuojama, kad šio įstatymo projekto pakeitimui, jo įgyvendinimui, kasmet reikėtų papildomų 125 tūkstančių eurų iš valstybės biudžeto lėšų. Tai tas užtikrintų įstaigų veiklos tęstinumą, tvarumą ir darbus. Taip pat toks būtų trumpas pristatymas. Gerbiamas Sergejus klausia. Ačiū. Aš dėl formuluotės finansavimui, kodėl jūs rašote, kad gali būti finansuojamas? Tai reiškia, kad gali ir nebūti finansuojamas. Ir kas tada nuspręs, ar neprasidės prašinėjimai, ieškojimai, užtarimai ir panašiai. Tai gal truputėlį čia reikėtų patikslinti, kad finansuojamas. Ačiū. Taip, ačiū už pastabą. Taip, negali būti, o kad finansuojamas. Taip, finansuojamas iš papildant 125 tūkstančius Europos arba valstybės biudžeto lėšų. Aš savo ruoštų irgi dar keletą klausimų turėčiau. Tai pirmas yra, jūs išvardinote tų pavaldžių tų viešųjų įstaigų, kurių dalininkas yra tautinių mažumų departamentas pavadinimus. Man kai kurios iš tų įstaigų yra gerai pažįstamos. Na ir jos nebūtinai atlieka išimtinai kultūros centro funkciją, jos daugeliu atveju veikia ir kaip bendruomenės centrai, ir kaip advokacijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Ir toks priskirimas šių viešų įstaigų jūsų nuomonė neprieštarautų paties kultūros centro koncepcijai. Tada, jeigu taip supaprastinant, kaip aš suprantu, bet jūs mane prašau patikslinkit, jeigu neteisingai suprantu, tai iš tikrųjų šiuo įstatymo pakeitimu siekiama sukurti galimybę finansuoti tas viešasias įstaigas tiesiogiai iš biudžeto asignavimų per tautinių mažumų departamentui skiriamus asignavimus. Ir jūs taip pat paminėjot, kad tos viešosios įstaigos savo finansavimą užtikrina ir per projektinės veiklas, teikdamos įvairias paraiškas. Tai klausimas, ar tas projektinis finansavimas nėra pakankamas, galbūt kyla kažkokių sunkumų, administracinių ar kažkokių kitų, kodėl atsiranda poreikis finansuoti tas organizacijas būtent per biudžeto lėšas. Tai būtų įdomi jūsų nuomonė dėl šitų 2 klausimų. Taip, tai aš galėčiau pasakyti, kad projektinis finansavimas neužtikrina darbo užmokesčio bazinio to krepšelio ir noriu kaip tik paryškinti, šiais metais berods spalio mėnesį buvo trūkumas darbo užmokesčiui, per visas 4 įstaigas yra 17
etato apie 50 000. Na, pats projektinis finansavimas nėra tas teisingiausias turbūt modelis, jisai labiau kreipiamas yra į veiklą. Tiesa, tautinių mažumų departamento konkursuose darbo užmokesčiui skiriamas pakankamai solidus procentas, bet vėlgi jis nėra pakankamas, kad išlaikyti tą patį minimaliausią darbuotojų skaičių ir užtikrinti veiklą minėtų įstaigų. Aš dargi noriu pasakyti tokį dalyką, pavyzdžiui, pačios įstaigos teikia projektus ne tik tautinių mažumų departamentų, bet ir savivaldybėms, kartais ir kultūros tarybai. Ir ypatingai savivaldybėms teikiant daugiau akcentas yra skiriamas pačiai veiklai, o ne administraciniams kaštams. To pasekoje ir susidaro trūkumas. Ir, kalbant apie pokyčius ir apie trūkumus, tai čia yra ir valstybės kontrolės audito ataskaitos, kurios mus tiesiog veda į tą kelią persvarstyti ir galvoti apie išeitis, neimituojančias projektinio finansavimo valdymą ir per jį sukuriamą darbo užmokesčio apmokėjimą, bet išgryninant tam tikras pozicijas, tiesiog aiškiai skiriant darbo užmokesčiui skirtas lėšas, o kultūros esant centrų pačioje sistemoje, tas sėkmingiau, nežinau kiek sėkmingai, bet kad sėkmingiau galėtų veikti, tai manome tikrai dėl to teikiamas šio įstatymo pataisos. Ir kolegų klausimų nematau, tai aš dar vieną norėčiau tada pakeliui paklausti, kadangi su Teisės departamento išvadomis irgi preliminariai susipažinau, tai ten yra išsakyta abejonė, ar gali būti finansuojamos tos įstaigos, kurias teigia vyriausybė, kuriuose dalininko teisėmis yra tik dalyvaujama, tai reiškia, kad neįmanoma priimti sprendimų ir dėl vadovų skirimo, ir dėl kitų, jeigu yra dalininko teisė mažesnė negu pusė. Tai kaip jūs reaguojate į tokias pastabas ir ką apie jas manot? Kaip tik vakar apie tai mes kalbėjom ir kultūros komitete, kad iš tikrųjų 2 įstaigos mano įvardintos, tai jų savininkas ir dalininkas tautinių mažumų departamentas 100%, kitos įstaigos mažesnė dalimi, tai yra 3. ir 4. dalis. Čia jau būtų svarstomas variantas dėl 50%, dėl 51%, kad būtų galima suformuluoti aiškės užduotis ir įtakoti visą ir turinio, ir valdymo procesą. Tai jūs iš esmės neprieštarautumėte, jeigu būtų siūloma skirti finansavimą tik tą apimtimi, atsižvelgiant į dalį, kurią valdo savivaldybė arba valstybė dalininko teisėmis? Tikrai taip, todėl kad čia turbūt būtų krikščioniška įžvalga ir ten, kur yra 100% dalininkas ir savininkas, tai yra viena situacija, kur yra mažesnė dalimi, mažesnė apimtimi. Tai turėtų būti tai įvertinta ir numatyta. Ar komiteto nariai turėtų dar klausimų kultūros ministerijos atstoviai? Ne, ačiū Jums tada labai. Ir ar turime tautinių mažumų departamento atstovus, kurie norėtų papildyti prie pristatymo? Labą dieną. Gerai girdžiuosi. Esu Rasa Paliukienė iš tautinių mažumų departamento ryšių su tautinėmis bendruomenės skyriaus vedėja.
kaip tik kuruoju šitą klausimą ir iš tikrųjų priėmus įstatymo pataisas tikrai palengvėtų jų viešųjų įstaigų finansinės situacijos sprendimas, juolab, kad yra ir valstybės kontrolės rekomendacijos. Mes ilgą laiką bendravome su jais ir ieškojame geriausio sprendimo ir buvo pasiūlytos pataisos, kurios atitiktų mūsų lūkesčius, išskyrus vienintelę vietą, kaip ir buvo paminėta, kad mes norėtumėm įtakoti tų viešųjų įstaigų sprendimus ir turėti balsų daugumą viešosiuose įstaigose. Jeigu dvi viešosios įstaigos yra valdomos 100%, tai kitos dvi dėja mes tokių sprendimų priimti negalime, tokių, sakykim, kad turėtumėm didžiausią įtaką. Dėl to prašytumėm papildyti įstatymo nuostatas dalininkų, kurie turi balsų daugumą arba proporcingai pagal turimą dalį finansuoti. Bet vėlgi su ta proporcinga finansavimo dalimi, vėlgi jeigu tai priklausys nuo viešosios įstaigos, kokia jin pateiks sąmatą, tai žinot, tų norų ir tų veiklų galima susigalvoti labai daug ir jeigu mes finansuosim trečdalį, tai su laiku tai gali irgi tapti labai ženklia suma. Dėl to mes norėtumėm turėti balsų daugumą tose viešosiose įstaigose. Tai būtų mūsų toks komentaras dėl šito įstatymo priėmimo pataisų. O aš tik taip patikslinsiu, ką jūs galite padaryti, kad turėtumėte tą daugumą? Iš tikrųjų, perimti tų viešųjų įstaigų dalį balsų, šitaip spręstumėm tą klausimą, jeigu jos norėtų gauti biudžetinį finansavimą per departamentą, kad departamentas galėtų steigėjų dalininkų susirinkimuose priimti tam tikrus sprendimus dėl, pavyzdžiui, veiklų ir nustatyti veiklas, nustatyti etatų skaičius, patvirtinti, kad galėtų suformuotai biudžetinę sąmatai pritarti ir turėti lemiamą įtaką formuojant ją. Tai tokia, nes jeigu mes neturim tos balsų daugumos, tai įsivaizduokit, kaip mes galim tada finansuoti iš biudžeto ir pagal jų pageidavimus ir norus. Iš tikrųjų taip, čia turėtumėm tam tikrų, sakykime, turim valdyti tas įstaigas viešasias. Dvi turim 100%, o kitas vienoj turim 1/4 balsų, o kitoj turim tik 1/3 balsų. Jeigu viešosiom įstaigoms tas modelis būtų nepriimtinas, visada galėtumėm pasitraukti tada iš steigėjų. Supratau, dėkoju už atsakymą. Ar kiti komiteto nariai turėtų dar papildomų klausimų? Klausimų nematau. Tada siūlau pritarti teikiamam įstatymo projektui ir galbūt tik tai suformuluoti kultūros komitetui tokį pasiūlymą, kad valstybės ir savivaldybių kultūros centrai būtų finansuojami atitinkamai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų santykinai pagal valstybės ir savivaldybės įstaigos valdomą dalį. Tai gal pirmiausia tada dėl pasiūlymo, ar galima sutarti bendru sutarimu? Prieštaraujančių nematau, dėkoju. Ir tada pačiam įstatymo projektui, ar galime komiteto vardu pritarti? Prieštaraujančių nematau. Dėkoju. Ačiū labai pristatantiems. Galime judėti prie paskutinio pirmojo posėdžio dalis darbotvarkės klausimo. Tai yra kiti klausimai. Dėl pono Andriaus Armo kreipimosi jau aptariam svarstydami kitus klausimus. Dabar kitas punktas, kurį norėtume aptarti, tai yra dėl nacionalinio žmogaus teisų forumo, kuris vyks gruodžio 10 dieną. Gerbiama Eglė Lukšienė, gal galėtų mums pristatyti plačiau iš žmogaus teisų biuro. Labą dieną visiems. Šis žmogaus teisų forumas organizuojamas jau 3 kartą. Apjungia labai daug organizacijų, tiek nevyriausybinių, tiek valstybės, tiek visokių akademinės bendruomenės. Ir forumo metu yra diskutuojama beveik visomis žmogaus teisų temomis skirtingose diskusijose. Komiteto pirmininkas Tomas taip pat abiejais ankstesniais metais aktyviai dalyvavo šiame forume, pasisakė. Šiandien forumą norėčiau tik pristatyti kaip po tokį, vėliau kvietimus ir prisijungimus atsiųsime. Labai gaila, kad forumas paprastai vyksta plenarinių posėdžių dieną.
taip išeina, nes gruodžio 10 yra Tarptautinė žmogaus teisų diena, šią progą ir rengiamas forumas. Ir kažkaip tai vyksta arba antradienį, arba ketvirtadienį, tai negalime plačiau įtraukti Seimo narių. Nors sveikins forumą taip, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė, kuri taip pat anksčiau dalyvaudavo diskusijose, dalyvaus Monika Navickienė vienoje iš diskusijų. Šiaip dalyvauja labai daug užsienio ekspertų, atvyksta Europos tarybos atstovų. Taip, kad kviesime, kiek galima, kiek turėsite galimybę ir kurios diskusijos jūs sudomins, įsitraukti, prisijungti, kvietimuose bus visi nuorodos, kaip galima prisijungti ir dalyvauti. Tai ačiū gerbiamai Eglei už kvietimą, būtinai persiųskime komiteto nariams ne tik prisijungimo nuorodas, bet ir informaciją apie renginį. Renginys šiai būna labai kokybiškas, apima daugelių temų, galima pasirinkti pagal savo interesų sritį, todėl visus komiteto narius iš tiesų tikrai kviesčiau dalyvauti. Dėkoju už pristatymą. Kitas klausimas yra susijęs su gerbiamo Andriaus Navicko pasiūlymu gruodžio 16 dienos posėdžio žmogaus teisų komiteto dalį skirti parlamentiniai kontroliai vaiko teisų užtikrinimo srityje. Į komitetą pakviečiant pasisakyti ir vaiko teisų kontrolierių, ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus. Tokiam pasiūlymui aš pritarčiau ir palaikyčiau, iš tikrųjų į tą problematiką įsigilinti ir išgirsti skaudulius toje sistemoje egzistuojančius tikrai mums būtų naudinga. Tik tai norėčiau šitoje vietoje atsiklausti ir gerbiamų komiteto narių nuomonės, ar jie neprieštarautų tokiai iniciatyvai, kad gruodžio 16 dienos dalį žmogaus teisų komiteto posėdžio skiriam būtent šiems klausimams aptarti. Prieštaraujančių nematau, galim bendrų sutarimų taip pasitvirtinti. Puiku. Ir paskutinis klausimas prieš baigiant šią posėdžio dalį yra dėl mūsų bendro apsisprendimo ir pozicijos svarstant ES dokumentus. Tai šiuo metu biuras informavo, kad eilėje laukia mūsų 17 dokumentų. Ir iš tikrųjų tai yra didelis krūvis, jeigu visus juos įtraukiant ir svarstant komiteto posėdžiuose, tai aš savo ruožtu norėčiau pasiūlyti tokius sprendimo variantus. Tai pirmas sprendimo variantas būtų toks, kad mes sutariam, kad komitete svarstom tik tai pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie yra priimami ES lygmeniu, o tokius dokumentus kaip komunikatai, rekomendacijos, ataskaitos, tiesiog mano pavedimu persiunčiame komiteto nariams susipažinti ir galbūt įsivystys kažkokią diskusiją, nuomonio apsikeitimas, bet tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų domėjimosi srities. Na, alternatyvus variantas būtų, kad mes komitete periodiškai susipažinam su visais gautais pavedimais ir tada jau komiteto posėdį apsisprendžiam, kuriuos nagrinėjam posėdį, o su kuriais tik tai susipažįstam. Tai būtų įdomu išgirsti komiteto narių nuomonę ir poziciją dėl alternatyvos A ir alternatyvos B. Tai gerai, tai gal aš tada galiu pradėti. Šiaip ES dokumentai buvo vienas keisčiausių turbūt dalykų, kurie vykdavo žmogaus teisų komitete. Ir aš dabar vis galvojau prieš šią kadenciją, ką galima pakeisti, nes kuo tai buvo keista. Dažniausiai mums būdavo iš viso pateikiami dokumentai, arba pateikiami komunikatai ir su klausimu, ar mes galime kažkaip tai reaguoti, mums pasakydavo ne. Nuo jūsų reakcijų niekas nepriklauso ir nieko, bet jūs turite juos paprasčiausiai, mes turime jums informuoti. Tai dėl to man labiau tarsi ir patinka, ką sakė Tomas Vytautas, alternatyva A, kad visgi ten labai kažkaip tai juos visgi preliminariai suskirstyti, ten, kur reikia kažkokios tai reakcijos, o kur reikia tik tai jie paprasčiausiai turi formaliai mūsų pažindinti. Tai jeigu tai pavyktų padaryti, tai būtų labai gerai. Ir aš tikrai manau, kad pirmininkas tikrai yra dirbantis šitoje srityje ir galėtų tai labai ten kokybiškai tai atskirti. Bet dar aš naudodamasis progą tik tai norėčiau pasakyti apskritai truputį apie darbo tvarką kažkaip, nes mūsų dabar gruodžio šiandien kas antra, dar bus 9, 16 ir paskui, aš suprantu, 23 iš viso prieš Kalėdas, labai nedaug tų posėdžių liko. Ir galvojant apskritai, kad galbūt pirmininkas tai ir galvoja, bet susidėliot kažkokį tai darbo planą, galbūt ir tam
tarp sesijiniam laikotarpiu, nes aš bent jau susirašęs kokius bent jau 5 pamatinius įstatymus ar 4 bent jau, kuriuos reiktų priimti pavasario sesijų. Tai tą patį partnerystę ar Stambulo konvencijos vis tiek svarstymas grįž ir būtų labai gerai, kad mes sausį vasarį turėtume kažkaip pasiplanuotume panašiai kaip reprodukcinė sveikata, kada mes kada mes padarytume kažkokius tai klausimus ir didesnės diskusijas. Bet čia tik tai šiaip papildomai, man atrodo, galbūt Tomas visą šitą ir jau planuoja. Pasakyti, o šiaip aš pasakau už alternatyvą. Viskas. Ačiū. Ar kiti komiteto nariai norėtų pasisakyti šio klausimu? Tomas Bičiūnas, prašau. Tai aš gal paantrinsiu, tik ačiū labai už sutiktą žodį Andriui Navickui gerbiamam, kad irgi už A variantą, kad reaguotume būtent ten, kur reikia ir pagal poreikį. Taip labai trumpai. Ačiū. Ačiū, dėkoju. Kitų nuomonių? Tada siūlau bendrų sutarimų pritarti A pozicijai. Ar būtų prieštaraujančių? Mačiau dar čate kažkas. Ponas Dainius Kepenis taip pat už alternatyvą. Tada gerai, dėkoju Jums ir laikomės tokios pozicijos. O dėl gerbiamo Navicko išsakytos nuomonės, kad padirbėti ir tarp sesijinių laikotarpių, tai aš tikrai tokiai pozicijai neprieštarauju, ją palaikyčiau. Aišku, būtų labai, mūsų nieks mums nedraudžia tarp sesijų irgi rengti komiteto posėdžius, bet aišku, labai priklauso ir nuo komiteto narių įsitraukimo. Ir galimybės netgi dalyvauti, galbūt kai kas išvykę, dirba apygardose, tai iš tikrųjų mes dėl šito pasiderinkime ir tuos pasiūlymus pasidėjęs Jums komunikuosime ir pranešime ir tada lauksime Jūsų patvirtinimo. Tai labai ačiū. Pirmoji posėdžio dalis, atviroji dalis baigta.